Sveiki visi, su jumis aš Desogo LT ir šiandieną žaisime Minecraftą, kaip matot. Taigi žaidžiu vienam tokiam geram serverį. Na, visai neblogas serveris. Aišku, jį parašysiu description'e būtinai. Taigi, kas čia naujo tam serverį, toliau parašysiu. Na, aišku, kaip visuose serveriuose veikia komanda spawn, kaip visada. Taigi, kaip matote, čia yra mc.x.lt serveris. Čia, kaip matote, nieko panašaus, čia yra vanduo, irgi kažkas tokio grybo. Kaip matote, čia yra kažkokie 3 nežinomi varpai, turbūt jums, gal žinomi kol kas nėra varpo VP. Tai yra čia prašyta. Tai vat, atsistosit ant slėgio plokštės ir nueisit į warp shop. Čia yra ender chestas, čia mano įtamai, aišku, geriausiai. Čia yra warp exit, tai vat, pavyzdžiui, užeisit ant to. Palauksit 4 sekundės. Ir atsitelinsit į warp exitą. Nuo tos vietos galite eiti statyti namus, belenką, bet už linijos PvP. Turbūt turėtumėte nešioti su savim daiktų. Čia irgi kažkoks bokštas statė namą. Taigi, yra komanda kit. Kit tai vat, visus mano panaudotus išskyrus res ir skrynius. Na, čia kit res ir galėsit resą pasidaryti. Na, pavyzdžiui, kit res. Dabar jums pademonstruosiu. Čia, pavyzdžiui, nu, tarkim, čia yra plotas, ane, jūs pasistatėte va tą raudoną liniją plotą ir turite va šitą. Tai jūs pasižymite šitą ir, pavyzdžiui, padedate bloką ir paspaudite šitą. Ir rašote taip. Ir select, na, va taip parašote. Select, vert, va taip va parašot, o po to, jeigu norite įsukurti skratę. Ir čia, pavyzdžiui, pavadinimą. Tai va, resą taip uždėti galima. Čia yra kobos, nu čia turbūt dabar jums įdomiausia, manau, namai. Taigi, aš turiu faction su šita, na, kaip matot, iš mano factionas. Čia bosas Erikas, nu, kročiai, modai aš, Kamsperis, Nočas. Na, čia irgi jo brolis tas Nočas. Apsimetelis. Čia, va, matote, čia, nu, čia kitas yra tuščia, čia yra biški. Čia irgi va, daug labai. Taigi, tam serveriuose iš kit dovanėlės gaunate, vat, tuo parodysiu. Tokį kardą ir tokį setą. Ir vat tuos visus itemus. Nu, man taip atrodo. Tai parodysiu, kas yra čia. Turbūt įdomu. Labas, kiaulės. Labas. Marvalė. Nekalas. Taigi, kaip matote, čia mumis puolė, tai čia darė visokias nesąmonės. Čia yra Eriko bazė. Dar nepabaigtas statyti, čia yra Noč. Nu, tai mes čia visi tik gyvenam. Ten dar kažkas pastatyta, kažkas dar buvo. Taigi, čia mūsų galim skaityti valonų, bet čia gyvena Nočas. Čia mūsų visi bendri įtami. Ką mes nužudome? Čia yra mūsų PvP arena tokia. Miniatiūrinė. Čia irgi yra biški įtamų. Na, čia yra visur. Mūsų factionas neatsaking, taigi jeigu norėsit, ateikite į serverį, gal priimsime factioną. Ką dar čia parodyti jum? Na, čia dabar ta dalis turbūt vadinasi kaip aprodau serverį. Filmuosiu kokias 5 minutės, taigi jau baigėsi video. Na, 4 minutės jau prafilmavau, kodėl taip trumpai, nes man biški užlagino, na, matote, lagina truputį. Čia kažkokia irgi nesąmonė, na, čia norėjom statyti gražų namą, gražią falomę, bet kai mumis užpuolė ir nebespėjom. Čia norėjom portalą pastatyti, bet nieko nespėjom. Taigi, čia mano resas yra. Tokį mini namą pasistačiau ir tokį darnišką, bet per kitą dalį aš jį didinsiu, darysiu kažkur 3 ar 2 aukštų, patobulinsiu, aišku. Na, ir bus viskas ok, čia gal vietoj to kambario įrengsiu kokį didesnį kambarį. Na, čia viską sužinosit. Namo platuma gera,
statysiu gal tokį 2 aukštų, arba 3. Taigi, tai tada su jumis buvo Desog LT ir šiandieną turbūt baigsiu savo video. Dar tada atsitelinsiu į spawną. Taigi žmonių nėra labai daug, serveris nesenai restartavo. Turbūt žinote, kas yra restartas, tai yra VP, čia va vienas iš žmonių. VP, jeigu pavypęs, tai viskas dingsta. Va toks man sakysit serveris. Jeigu jums labai patiko ir norit turėti tokius įtemus, tai tada nesidrovėkit, ateikit į serverį, patikrai parašysiu ir bus viskas ok. Taigi,